Mūsų žiūrovai dažnai klausia apie tai, kas objekte labiausiai patiko užsakovams. Tai čia noriu iš tikrųjų paminėti šias nematomas praktiškai duris, tai jomis pasirūpino įmonė Vytuko duris. Čia jau naudojo italų gamintojo Eklise staktas, jos yra labai tvirtos, stabilios. Ir beje, čia yra toks dalykas irgi labai įdomus, kad voleliu viskas nudažyta ir tas duris praktiškai yra nematomos. Tai reiškia, ta pačia spalva, kaip yra sienos, padengtos ir visos duris. Ir naudotos šitos labai gražios, elegantiškos rankenos. Šiame objekte visos duris varstamos ir kaip jos vadinamos yra nematomos. Tai yra būtent italų gamintojo Eklise aliuminio staktos, kurios yra labai patvarios. Pačias durų varčias gamino patys Vytuko duris. Šiame objekte jos buvo užsakytos gruntuotos, tai yra paruoštos dažyti sienų dažais, tai yra voliuku. Šiame objekte voliukų statybininkai jas dažė skirtingomis spalvomis, sienų dažais pagal skirtingus spalvų sienas. Taip visai paslėpiant duris sienoje, kad tiek durų, tiek sienų dažų atspalvis bei tekstūra būtų kuo artimesnė ir maksimaliai paslėptų duris sienoje. Kas labai man patinka, kad čia irgi duris nudažytos, čia yra balta spalva iš vidaus, o iš išorės mes matom raudoną spalvą. Praktiškai nesimato.